Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, moterų ir vyrų lygybės klausimas tebėra aktualus. Per 2006 metus įvyko nedaug pokyčių. Moterų darbo užmokestis taip ir liko 15% mažesnis nei vyrų. Moteris turi sunkumų grįžtant į darbo rinką, kylant karjeros laiptais. Iki šiol nėra įgyvendinta 1975 metų tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui suderinimo. Valstybės narės nerodo politinės valios spręsti lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo klausimus. Todėl pritariu pranešime pateiktam siūlymui komisijai atlikti tyrimą, kaip valstybės narės įgyvendina bendrijos teisės aktus moterų ir vyrų lygybės klausimais ir imtis veiksmų, jei bendrijos teisė neįgyvendinama. Kalbant apie lyčių aspekto integravimą, norėčiau pabrėžti geros praktikos ir jos skleidimo svarbą, ypač gerinant moterų dalyvavimą politikoje ir politinių sprendimų priėmimo procesuose. Tokios patirties turi mano šalis Lietuva. Tokios patirties sklaidai svarbu vaidmenį gali atlikti komisija ir tinkamas Europos socialinio fondo panaudojimas. Ačiū. Gracias.